Labą dieną. Šiandieną norime pasidalinti prevenciniais patarimais apie turto apsaugą. Kaip saugiai palikti namus išvykstant atostogų ar iškeliaujant į darbą, kaip saugoti savo asmeninius daiktus. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo būtent turto apsaugos gyvenamojoje vietoje. Tai įsitikinkite, kad jūsų butas ar namas yra saugus. Pasirūpinkite, kad lauko durys būtų patikimai uždarytos, patikrinkite, kad spynos nebūtų sugedusios, labai patartina įsirengti, jeigu leidžia galimybės, signalizaciją. Taip pat įsitikinkite išeidami iš namų, kad jūsų langai uždaryti. Nepadarykite palankių sąlygų nusikaltėliams patekti į namo vidų. Taip pat akivaizdžiai matoma namų apsauga yra būtent puikia prevencinė priemonė nusikaltėliam, kad jie nepatektų į vidų. Tai jeigu matys įrengtą signalizaciją, tai jau tikėtina, didesnis procentas, kad jie tikrai ten nelys. Taip pat savo šeimoje pasirūpinkite, kad kiekvienas turėtų po raktą. Nelaikykite jo sutartoje vietoje. Nelaikykite, nedėkite po gėlių vazonais, pašto dėžutėse, po durų kilimėlių, nes būtent tose vietose įsilaužėliai pirmiausia ir tikrina. Taip pat visuomet prieš atverdami savo buto namo duris įsitikinkite, ar tie atėję asmenys jums yra pažįstami. Visuomet prieš atverdami duris pasižiūrėkite per rakto skylutę, praverdami duris pro grandinėlę, jeigu tai yra nepažįstamas asmuo ar atvykęs iš kurios nors tarnybos, kaip elektros tinklų, socialinis darbuotojas ar policijos pareigūnas, prašykite drąsiai jo pažymėjimo. Taip pat niekuomet nesireklamuokite, jog išvykstate ilgam atostogų nei Facebook puslapiuose, nei viešai tą skelbkite. Geriausia, jeigu tuo pasidalintumėte šią žinutę su artimiausiais savo kaimynais, kad jūsų atostogų laikotarpiu jie pasižiūrėtų, ar pas jūs niekas nesilanko. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar jūsų prie namo, prie buto, prie laiptinių neatvyksta kažkokie įtartini asmenys, stebėkite savo gyvenamąją aplinką ir jeigu jums tai kelia įtarimų, pasiklauskite, nebijokite ir pas kaimynus, ar jie taip pat pastebėjo, o jeigu tai tikrai jums sukels abejonių, tai drąsiai kreipkitės į policijos pareigūnus. Jeigu jums dažnai tenka grįžti tamsiu paros metu, įsigykite apsaugos nuo užpuolimo priemonių. Tai gali būti dujų balionėlis, signalizacijos prietaisas. Visuomet juos laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje, kad iškart užpuolimo atveju galėtumėte juos panaudoti. Grįždami tamsiu paros metu venkite būtent neapšviestų vietų, jums nesaugių vietų. Grįžkite jums visada įprastu maršrutu. Jeigu grįžtate itin vėlai ir jums maršrutas nėra gerai žinomas, pasirūpinkite, kad jūs parvežtų jums artimi žmonės arba taksi. Prieš tai susižinokite automobilio markę, spalvą, numerius, kaip jis atrodo, kad būtent tikrai įsėstumėte į tą automobilį. Taip pat eidami gatvėse turimus daiktus visuomet laikykite prie savęs. Rankinę nešiokite prisiglaudę prie savęs ir jokiu būdu namų raktų nenešiokite joje. Užpuolimo atveju pasistengkite su užpuoliku nesigrumti, nes visais atvejais jūsų gyvybė yra svarbesnė nei turtas. Esant žinoma galimybė, jeigu turite ir galite, įsitraukite dujų balionėlį, pasistengkite tuomet taip išsaugoti
savo turtą. Jeigu jums atrodo, kad jūs seka, kelis kartus pereikite per gatvę ar užeikite į viešą įstaigą, tai būtų ar parduotuvė, ar paštas, ar kavinė kokia nors, kad tikrai įsitikintumėt, ar tikrai jūs seka, ar jį atbaidytumėt. Ir tikrai drąsiai nebijokite, kreipkitės pagalbos. Paskambinkite ar savo artimui, kad jūs pasitiktų, ar atvažiuotų jūsų pasiimti. Taip pat, jeigu gresia rimtas pavojus, nebijokite kviesti policijos pareigūnų. Vykstant į kelionę, labai svarbu, kad pasitikrintumėt, ar jūsų automobilis yra techniškai tvarkingas ir jokiu būdu neimkite pakeleivių jums nepažįstamų asmenų. Nepalengvinkite kišenvagio darbo. Piniginę nešiokite savo rankinės vidurinėje dalyje, kur tvirtai užsisega ir negali iškristi. Taip pat mažiau stenkitės nešiotis grynųjų pinigų. Naudokitės daugiau banko kortelėmis, išvykdami atostogų taip pat patartina naudotis banko kortelėmis, kad didelės pinigų sumos nebūtų jūsų piniginėje, kad neiškristų, kad jeigu nelaimės atveju kišenvagiai pavogtų, smarkiai finansiškai nenukentėtumėt. Jokiu būdu banko kortelios PIN kodo nesinešiokit užrašyto piniginėje ar rankinuke. Jie geriausia mokėti mintinai. Taip pat, jeigu taip nutiktų, kad ar iškristų telefonas, ar jį pavogtų, iš karto praneškite to tinklo operatoriui, kad jį užblokuotų. Naudodamiesi mobiliu telefonu, venkite masinių susibūrimo vietų, spūsčių, kur galite jaustis nesaugiai. Jeigu jautėte, kad tiek keliaujant viešuoju transportu buvo didelės spūstys, grūstys, visuomet pasitikrinkite, ar niekas nedingo. Telefonus laikykite kišenėse, užsegtuose, kad kišenvagiams nebūtų lengvai prieinama. Ir vagystės nelaimės atveju būtinai kreipkitės į artimiausią policijos įstaigą. Labai svarbu, kad nuo mažų dienų kalbėtumėt ir su vaikais apie savo namų turto apsaugą ir apie jo daiktų turto apsaugą, kad mokintumėte nebendrauti su nepažįstamais pašaliniais asmenimis, kad vaikas neišsineštų iš namų informacijos, kur sudėti jūsų vertingi daiktai, kad visuomet būtų jis atidus, patikrintų, ar užrakino namus, ar uždarė langus. Taip pat labai svarbu, kad namų raktų nenešiotų, prieinamose vietose nepalikinėtų jų tiek raktų, tiek telefono kišenėse, kur palieka mokyklos rūbinėse, ar einant lankant būrelius, kad visuomet patys svarbiausi daiktai būtų kartu su juo. Taip pat atėjus paskambinus į būto namo duris, kad visuomet įsitikintų, ar tikrai pažįsta tą asmenį, pasižiūrėtų per rakto skylutę, ar tą žmogų pažįsta ir tik tokiu būdu jį įsileistų. Taip pat labai svarbu, kad pasijungtų į būtent tą turto apsaugą ne tik šeimos nariai, bet ir kaimynai. Labai raginu palaikyti šiltus, glaudžius santykius su kaimynais, telkitės į bendruomenes, bendradarbiaukite kartu. Taip pat raginu ir bendrauti su policijos pareigūnais, informuokite juos apie savo bendruomenės poreikius, lūkesčius ir problemas.